Nesunku pastebėti, kad internetas pilnas patarimų, kaip pasidaryti pitch decką. Bet šį kartą kalbėsiu ne apie gražius grafikus, ne apie tai, kaip išsirinkti šriftą, kad atrodytų profesionaliai. Aš noriu pasidalinti su jumis esminiais dalykais, kuriuos tikrai turite įtraukti į savo prezentaciją, kad investuotojai norėtų pasirašyti čekį. Tai yra pasakytų taip, principinį taip, per pirmas 10 minučių. Aš esu Daiva Arkauskaitė, rizikos kapitalo fondų valdymo įmonės Aneli Capital steigėja ir partnerė. Taip pat esu atestuota finansų analitikė ir JAV įsikūrusios FEI Institute bendruomenės narė. Investavimo rinkoje dirbu jau daugiau nei 30 metų, o startuolius investuoju jau 15 metų. Ir tikriausiai dėl šios priežasties šiandien turiu ką papasakoti jums apie tai, kaip padaryti nepriekaištingą prezentaciją investuotojams. Aiškiai išdėstykite problemą. Investuotojas turi jausti, kad jūs puikiai suprantate, kokią problemą norite išspręsti. Nes jei nesuprantate problemos, kaip galėsite ją išspręsti? O jei jūsų idėja sprendžia neegzistuojančią problemą, tada turite tikėtis, kad investuotojas bus pirmas, kuris pasakys ačiū ne. Pavyzdžiui, jūs įtikėjote, kad žalios spalvos pienas gerina virškinimą. Ir jūsų tikslas yra išvesti tokią karvių veislę, kuri duotų žalią pieną. Tai buvo bloga problema. O geroji, pavyzdžiui, problema yra ta, kurios įgyvendinimo laukia eilė pirkėjų. Pavyzdžiui, naujos Teslos. Investuotojai mėgsta skaičius, bet dar labiau mėgsta skaičius, kurie atrodo ne tik gražiai, bet ir turi prasmę. Būtinai savo prezentaciją įdėkite tokius skaičius kaip Total Addressable Market, Serviceable Addressable Market ir Serviceable Obtainable Market. Tai tie žodžiai su skaičiais, kurie garantuos investuotojų dėmesį ir kaip papildomą premiją įvertinę konkurentus galėsite pasakyti, kaip jūs planuojate tapti rinkos lyderiu. Tai ne tik skaičiai, tai galimybė įrodyti, kad turite augimo strategiją. Jis nemažiau svarbus. Koks jūsų bus pinigų uždirbimo planas? Tiksliau, koks planas leis jums uždirbti pinigus, kad džiaugtumėtės savo pirmu pelnu. Ar tai bus abonentiniai mokesčiai, ar tiesioginis produktų pardavimas. Pristatykite investuotojus savo prognozes, parodykite, ką jau esate pasiekę, nebijokite parodyti savo realių skaičių. Aiškiai ir tiksliai, nes jie padeda kurti pasitikėjimą. Ar jūsų komanda tikrai turi kompetenciją išspręsti šią problemą? Ar tikite, kad jūsų sprendimas pakeis rinką? Kuo išsiskirite iš kitų? Nepamirškite, gera komanda sudaro reikšmingą svorį priimant sprendimą investuoti. Todėl kuo išsamiau ją pristatykite. Ir be abejo, pridėkite priedus. Ar žinote, kas yra geriausias draugas kiekvienam investuotojui? Teisingai. Tai yra Excelio lentelė su detaliais skaičiavimais. Pateikite detalius išlaidų ir pardavimo planus. Atidžiai patikrinkite, kad visi skaičiai būtų teisingai apskaičiuoti. Tai leis padidinti investuotojų pasitikėjimą jumis. Pradžiai šių duomenų užteks, o po to investuotojai patys prašo papildomos informacijos, kurią galėsite pateikti vėliau. Būtinai pateikite terminus, kada konkrečiai ketinate pradėti įgyvendinti svarbiausius jūsų verslo plano etapus. Suprantama, kad realybėje jie gali kisti. Tačiau, kad ir preliminarių datų turėjimas labai disciplinuoja pradėti darbus laiku. Kapitalo pritraukimo procesą rekomenduoju pradėti likus ne mažiau nei 6 mėnesiams iki numatomo starto. Nes jei jūs investuotojui pristatysite savo verslo idėją likus mėnesiui iki starto, investuotojas jausis spaudžiamas greitai priimti sprendimą, o tai jam gali reikšti, kad kiti investuotojai projektu nesidomi.
arba projekte yra kokių nors juodų skylių, investuotojas tuomet tikėtina projektui gali pasakyti ne. O kodėl 6 mėnesiai, paklausite? Iš mano praktikos tai yra maždaug toks realus laikas ir sprendimui priimti, ir susitarimui įforminti. Kad jūsų prezentacija neturėtų viršyti 12-15 skaidrių, o pats pristatymas ne ilgiau nei 15 minučių. Likusį laiką palikite klausimams ir atsakymams. Svarbu, pasistengkite investuotojui nusiųsti savo prezentaciją iki susitikimo, kad jis turėtų galimybę susipažinti su turiniu iš anksto ir ateiti į susitikimą pasiruošę. Taip jūs turėsite galimybę ne tik pasidalinti savo idėją, bet ir įsiklausyti į investuotojų nuomonės. Anksčiau dažniau girdėdavau nuogąstavimą, kad investuotojai pavogs idėją. Na, jei pasiūlysite savo idėją konkurentui ir dar detaliau paaiškinsite, kaip ją įgyvendinsite, tai gal ir pavogs. Todėl, žiūrėkite, kam siūlote. Rizikos kapitalo fondų ir verslo angelų tikslas yra investuoti ir jie yra suinteresuoti, kad verslą augintų steigėjai. Patys investuotojai retai kada stoja už įmonės vairo vietoj steigėjų. Jei šis video buvo naudingas, kviečiu apsilankyti Anely Capital svetainėje anelycapital.com. Jei jūsų idėja jau virsta į veikiančią verslo idėją, drąsiai kreipkitės į mus ir pasitikrinkite, ar jie galėtų pritraukti rizikos kapitalo investicijas. Dėkoju, kad žiūrėjote ir sėkmės!